esu Diana, tai labai smagu, kad prisijungėte į šitą Jonavos organizuojamą SketchUp renginį. Tai esu iš Inparos, pagrindinė esu atsakinga už vizualizavimo programas, tokias kaip ir Virėjus, Landscape'as ir tuo pačiu Lumionas, apie kurį šiandien pagrindė ir kalbėsime. Tai šiais metais, balandžio 10 dieną, ir buvo išleista ta naujausia Lumiono versija. Visų naujinių tikrai neapriepsime, nes yra tų tokių smulkesnių, tai yra šiek tiek minimalus interfeiso pasikeitimas ir panašiai. Čia tie, kurie jau seniau naudoja, tikrai pastebėjo, kad tai vieno tai kito dalyko nebegali rasti toje vietoje kaip anksčiau. Bet čia tokios smulkmenėlės, aišku, ten bibliotekų papildomai, kur kai kuria informacija yra pakankamai svarbi susijusi su ray tracingu. Taip po truputėlį, kol tam tikrus renderius darys ir apriepsime tam tikras temas. Tai labai trumpai, kadangi čia kaip tik atėjo tas rezultatas iš to atsakymo, kad yra tie, kurie nedirba su Lumionu, gal kurie iš vis net nežino, kas tai ta programa ir ką jinai daro apskritai. Tai kuo skiriasi Lumionas nuo tokių kaip Landscape'as ir Virėjus, tai jinai yra tokia kaip savarankiška programa. Savarankiška, tai jai nereikia būtinai turėti sąsajų su kažkokia tai projektavimo programa, kaip SketchUp'as ar Revitas, tarkime, kad jis galėtų veikti. Jis gali veikti individualiai. Jam yra svarbu gauti tą 3D objektų informaciją. Tai yra, jeigu programa išsaugo kaip 3D objektą, galima įsikelti ir ant jo dirbti tada. Kuo visgi ta sąsaja su kitomis programomis yra svarbi, tai tas pats modeliavimas ir paprastinimas tam tikrų dalykų. Tai tarkime, čia kaip tik jau matote tą mano langą, nematome, kas vyksta SketchUp'e ir Lumione. Tai tam, kad supažinti kitus nežinančius, tai Lumionui kaip ir kitiems reikia, kad būtų kažkoks tai pluginas, kad jis galėtų veikti su SketchUp. Tai yra elementariausias Lumiono Live Sync pluginas. Jis yra randamas tame pačiame Extension Warehouse, jis yra visiškai nemokamas, galima pasibandyti. Tarp kitko, jeigu bus tų, kurie norės vis tik nemokamai išbandyti, galite rašyti man elektroniniu paštu diana@inpara.lt, galėsiu suteikti prieigą pasibandyti softą 14 dienų, pasižiūrėti, kaip su SketchUp veikia, gal vis tik patiks ir norėsis naudotis toliau. Taip, tai kuo ta sąsaja vis tik yra svarbi? Tai panašią funkcijas turi tas pats Landscape'as, tai yra tas live syncas, realiuoju laiku sinchronizavimas vaizdų. Kaip tai atrodo? Tai yra, kad čia mes turime tam tikrus tokius mažus minimalius nustatymus, tai yra, kad aš galiu dirbti atskirai pradžią ant Lumiono ir paskui pereiti prie SketchUp'o, dasidėti kažkokias tai detalės. Ir tam, kad aš galiausiai gaučiau tą visą informaciją iš SketchUp'o į Lumioną. Tai tarkime, jeigu aš paspaudžiu Start mygtuką, man įsijungia iš karto vaizdo sinchronizavimas. Jeigu aš suku SketchUp'o modelį, aš visą vaizdą tą patį matau ir Lumione. Tai yra labai patogu tuo klausimu, jeigu aš turiu kažkokius tai minimalius pakeitimus, dėlioju kažkokias tai trinkelės, čia gal jau kažkokius augalus turiu pasidėjus ir panašiai, tiesiog daug paprasčiau stebėti tos visus pokyčius. Dabar kas dar yra, aišku, matoma, jeigu, pavyzdžiui, tais pačiais pokyčiais, jeigu aš taigi kažką įterpiu, pas mane iš karto matosi tos vaizdas Lumione. Aišku, pasitaiko tokių atvejų, kai reikia labai daug pokyčių daryti ir tam tikrais atvejais, kadangi Lumionas iš savęs labai daug resursų reikalaujantis softas, tenka vis tik sustabdyti tą sinchronizavimą, kad jisai po truputėlį tą informaciją kilnuotų, negu kad iškart vietoje viską dėliotis ir kad pradėti gali šiek tiek vis tik užlūžti. Tai čia toksai trumpai kaip tas realus tas vaizdavimas ir kuo jisai naudingas to projektavimo metu. Tai pagrindinė funkcija, apie kurią mes kalbėsime, tai yra tas ray tracing. Tai kai kurios programos šitą funkciją jau turi, Lumionas tik dabar ją įsidiegia. Tai iš esmės visada toks klausimas, tai ką jisai daro, kas tai yra, nes toksai labai sudėtingai paaiškinimas, kaip sudėtingai jisai skamba. Tai, kad iš esmės pati funkcija tai
gaudo tos spindulius šviesos ir perduoda jos tiesiog į tą vaizdą, kaip čia, sustabilizuoja tas visas apšvietimo šaltinius ir tada toks vientisesnis tas vaizdas atrodo. Tai čia dabar tik skamba taip labai sudėtingai, bet kai jau yra realūs vaizdai, kaip tai atrodo, daug paprasčiau suprasti. Tai mes prie jų ir prieisime, tuo pačiu paliesime irgi, kadangi yra nežinančių paprastas tas funkcijas, kaip kad ir tas vizualizacijas darytis ir panašiai. Tai tarkime, dabar pati esmė, taip, jeigu mes nusprendžiame pasidaryti nuotrauką, kad dabar norėtume palyginti, kuo skiriasi tas ray tracingo nuo ne. Tai turiu aš porą tų kadrų iš anksto pasidariusi. Tai yra ray tracingas iš esmės jis daugiau duoda to unikalumo nuotraukai daugiau, kai yra vaizdas iš arti negu iš toli, nors ir atvirkščiai, darant vaizdas taip pat yra pastebimas. Tai tarkime, aš dabar turiu kaip tik pasidariusi dvi nuotraukas. Tai viena yra su ray tracingo funkcija įdėta. Netgi kai jūs paspausit ant ekrano, kad padarytų jums plius minus bent jau tą vaizdą, kaip jis atrodo, jisai šiek tiek ilgiau krauna, negu aš turėčiau, pavyzdžiui, šitą nuotrauką. Ir dabar čia neužsikrauna kažkodėl, kuri iš karto užsikrauna, neužtrunka ir panašiai. Dabar kodėl taip yra? Dėl to, kad pačiam ray tracinge atrodo kaip ir nedaug, bet pakankamai svarbios tokios funkcijos, kurios yra tos būtent eikvojančios kompiuterių resursus. Net pas mane neišeina visiškai to extreme režimu atlikti tą reikiamą kokybę, kurią jinai galėtų suteikti. Tai kad pas mus greičiau būtų, mes pasirinksime, kad tai būtų balanced, tai yra visas tas quality, šitie pagrindiniai nustatymai yra būtent parinkti pagal šitą. Tai ką būtent šitie nustatymai daro ray tracinge, tai samples, tai yra šviesos tikslumo valdymas iš esmės, kuo didesnė jo vertė, tuo didesnis tas spindulių susikirtimų skaičius. O bounces, jisai imituoja atšokimo skaičių tarp šviesos ir neatspindinčių objektų. Tai yra, kaip tik bus paskui nuotraukas iš arčiau vaizdo, yra skirtingos medžiagos ir kuo tai skiriasi bendrame kontekste. Tai dabar, tarkime, turime dvi nuotraukas, viena su ray tracingu ir kita be. Tai aš pasirinksiu, kad man išrenderintų. Čia kaip tik pamatysite tą skirtumą, kuo vis tik kiek ilgiau užtrunka visas vaizdas. Tai čia yra iškart pati pirmoji nuotrauka. Šiaip, jeigu taip vidutiniškai, desktopiniu režimu, tai pati vizualizacija užtrunka 20 sekundžių. Ta prasme, net jeigu yra pakankamai geras procesorius kompiuterio, tai labai ilgai neužtrunka. Bet su ray tracingu net pastebėjau, kad net labai paprastas tekstūras dedant ir to želdinių neperteklių tą dedant, jis kažkaip tais jau iš karto pradeda kur kas ilgiau sukti. Tai kodėl tai yra? Tai tas vienas iš atnaujinimo, tai būtent yra želdinių papildymas bibliotekoje ir esamų jau pritaikymas, kad jie veiktų su ray tracingu. Tai yra, kad jie ištrauktų kuo detalesnės detalės būtent. Net kaip tyčia truputėlį nustriuka, gavo jau. Kuo detalesnės, pavyzdžiui, tos pačius medžio šakelius, lapus ir šešėlius, kas būna, svarbiausia, kad šiek tiek, jeigu yra labai daug želdynų, mes pasirenkame be ray tracingo daryti, tiesiog tie šešėliai būna jie labai bendriniai tokie, jie neįsiskiriantis, nėra labai daug atšokimų ir panašiai. Tai
ten ray tracingas jisai yra, bet jisai nepilnumoje veikia kaip galėtų. Tai denoiser pats nustatymas, kuris dabar yra šitoj nuotraukoj nuimtas, jis yra toks kaip vadinamas tas triukšmo mažinimas. Tas triukšmo mažinimas tai yra tokie maži taškeliai ant pačių nuotraukų, kurie tokie atrodo labai nekokybiški. Iš esmės atrodo, kaip tai vos ne prasčiausia kokybė pasirinkta būtų renderio ir iš karto tas toksai vaizdas, kur emailui vos ne išsiųsti, nors ir gali būti ta nuotrauka didelė. Tai tas renderis irgi jisai taip ilgai neužtrunka, kadangi paprastesni tie nustatymai. Ir prie to pačio iš karto paleisiu denoiser su file filter. Tai juos geriausia yra naudoti kartu, kol paleisiu, kad man jį padarytų, atidarysiu parodyti, ką turėjau omeny su tuo triukšmu, kas tai yra. Tai būtent tas triukšmingumas, ir matomas nuotraukoje, ne? Čia dar labiau priartinsiu, atsiranda įvairūs taškeliai, jie tokie labai grubus ir tas šešėlis toks atrodo kaip iškirptas, nėra to tokio, atrodo kaip ir vientisumo, vis toks truputėlį pasimetęs atrodo, šiek tiek tas visas vaizdas toks, kaip ir sakiau, kaip emailui išsiųsti ir panašiai. Tai tam ir yra atskirai tas denoiser naudojimas su Firefly, kuris atseka tos spindulius taip pat ir tą visą vaizdą šiek tiek sušvelnina, jis nebeatrodo toks grubus. Tai va čia, tarkim, galima netgi palyginimui įsijungti, prisiartina mane. Kad ir čia labiausiai iš tikrųjų ir matosi tai šita vieta. Skirtumas turbūt akivaizdus. Kokybė yra visiškai ta pati, neparinktas nei didesnis, nei mažesnis vaizdas. Skirtumas yra būtent to sušvelninimų visų vietų, kad ne viskas atrodo kur kas vientisiau ir nebelieka to vadinamojo triukšmo nuotraukose. Taip, ir tada aišku mes turim tą fully traced glass. Čia tik įjungus, aišku, matosi, kad čia didžiuliai skirtumai atsiranda. Iš esmės taip labai stipriai neatrodo galutiniai vizualizacijai. Čia toksai tik tais, jie net preview'ą paspaudus, jisai viskas sušvelnėja. Iš esmės, tai jeigu norisi tų vaizdų stipresnių, tų atspindžių vadinamų, tai reikėtų jau didinti būtent šitas visas kokybės ir tada jau tas vaizdas šiek tiek su santykis šviesos su stiklu jisai pradeda keistis. Bet kad greičiau būtų, kaip sakiau, mes tą balance twist kaip visgi pasirenkam, kad neapkrauti to mūsų failo taip stipriai. Tai dabar, kadangi yra ray tracingas jau pilnumoje neįjungtas, jisai taip pat paveiks ne tik, sakykime, tas ir medžiagas, bet tuo pačiu, ne tik ir stiklą, bet tuo pačiu ir medžiagas pačias. Dabar tuoj parodysiu kaip tik irgi toksai tarp skirtumų. Čia buvo kitoks apšvietimas parenkamas, kad irgi paanalizuoti, kaip tai atrodo. Tai yra, vienas yra naudotas su ray tracingu, kitas be. Tai čia yra matoma, kad yra be ray tracingo, tai yra, kad pats stiklas, pats paprasčiausias vėlgi iš SketchUp'o, jisai tokios kaip ir net reakcijos net neturi su aplinka, kas vyksta, šiek tiek tokie kaip įklijuoti atrodo. Tuo tarpu jau su ray tracingu naudojami, jau atsiranda tie atspindžiai šiek tiek kitokie. Kai ray tracingo nebuvo, ir dabar tos funkcijos yra tarp langų, kad ten reikia šiek tiek, sakykime, pasižaisti, kad tie atspindžiai jie būtų iškesni, kad plius minus kažkas panašaus būtų. Tai kiek man pačiai dabar teko bandyti su ray tracingu, tai čia iš tikrųjų labai didelis išlošimas, nes kur kas paspartina tą procesą, nereikia eiti su tais stiklais žaistis, ar tuos nustatymus narplioti, kas kur yra. Ir tuo labiau, kad jisai pati visa funkcija, jinai tokia šiek tiek sulygina tą visą vaizdą ir padaro tas spalvas šiek tiek kitokias, šiek tiek natūralesnės, netokias išsišokančias, kur neprašo tavęs paskui žaisti su papildomais nustatymais. Tai čia toks vienas, sakykime, iš privalumų, mano nuomonė, šitoje vietoje, ko anksčiau nebuvo. Nes reikėtų dar papildomai eiti per nustatymus ir šiek tiek koreguoti pačius atspalvis nemažai,
nes visada kažkaip tais Lumionai tas geltonumas jisai labai atsispindi vizualizacijose ir tenka tas vietas labai čia naudota šaltumo įdėti daugiau. Taip, tai va, tai kaip tik mes turime dabar tas dar 2 papildomas nuotraukas, kad matytųsi tas skirtumas. Tai bet ką aš kalbėjau apie tą geltonumą patį, ne? Vėlgi matome tie langai, jie tokie, sakyčiau, tokie kaip apmirę atrodo šiek tiek visi atspalviai, jie tokie geltonesni, medžiagos atrodo irgi kažkaip tais taip keistai reaguoja į tuos pačius lygių nustatymus vėlgi. O tuo tarpu su ray tracingu viskas yra kol kas aiškiau, niekas nepabėga, niekas lyg ir nesusilieja, visos medžiagos vietoj, nes ray tracingas jisai reaguoja su tuo pačiu, tas bounces būtent, šito nustatymo. Jis imituoja atšokimą šviesos dar neatspindinčių objektų pačių. Ir iš karto tas pasimato, jis ten nesulieja kažkur tais, kaip, pavyzdžiui, įprastai nustatymai, ką daro. Jis būtent leidžia suvienodinti tą visą bendrą vaizdą ir tarptų, kaip čia dabar išsireikšti, tokį vientisumą iš esmės suteikia visam vaizdui. Taip, tai dabar kokia yra tas svarbus dar dalykas su ray tracingu, kur išlošimas tas iš tiesų buvo, tai su vaizdo įrašų kūrimu. Nes anksčiau, kai vaizdo įrašus reikėdavo kurti, irgi su atspindžiais tokios, būdavo tam tikros minimalios, sakykime, problemos. Tai kas nėra dirbę su Lumionu, tai viskas yra randama irgi čia pat šone, kur yra nuotraukos, ten pat yra ir vaizdo įrašai. Ir tie vaizdo įrašai yra pakankamai paprastai kuriami. Mes spaudžiame record mygtuką ir mes turime jau kažkokį tą vaizdą. Tai dabar tam, kad vėlgi pamatyti tą skirtumą, tai galim pasidaryti kelis tokius trumpus vaizdo įrašus, kad per daug stipriai neapkrauti. Čia, tarkim, pasidarome. Išsisaugom, ir turime 2 vaizdus, sakykime, plius minus jie yra panašus. Tai čia irgi nedirbantiems tiems, tai yra tie custom styles Lumione. Čia dabar kaip tik parodysiu, kokie jie yra. Visada tiems, kurie niekada nebandė su Lumionu dirbti, siūlau prasieiti, kas yra, ką jie siūlo, kas yra čia. Pakankamai patogu, ypatingai jeigu reikia greitai susidėti kažkokius tai nustatymus arba norisi suprasti, kaip jie galiausiai veikia. Tai labai patogu, kad susipažinimai pačiai su programai, nes jų yra įvairiausių ir naktinių, ir paprastų, ir dienos, kurios galite naudoti, ir visada galėsite papildyti ir naujais. Tai kaip tik dabar, kadangi čia nebuvo specialiai nesidariau tų paruoštukų, tai visi nustatymai Lumione yra šitoj vietoj. Ir jų yra tikrai pakankamai nemažai, nuo eskizinių iki 2D perspektyvos, kūrimo ortografiniai, labai daug įvairių. Čia reikėtų dar geros tokios valandos, kad pro visus praeiti, bet orientuojamas prie apšvietimo, tai būtent ray tracingas ir yra prie lighting. Tai mes galime jį įsidėti ir mes galim įsijungti, būtent taip. Taip, aišku, čia šiek tiek dabar gali būti, kad užtruks.
diskusija, jeigu ne kaip ten dabar įvardinta buvo, dėl kuris geresnis, patvariausias su SketchUp naudoti, taip? Kažkoks toks, ne? Ten buvo dėl Enscape ir virėjus Lumiono. Tai čia kaip ir sakėte, ne, kad labai sunku įvardinti, kuris yra geriausias, nes kiekvienam savas yra geriausias šituo atveju. Ir visi labai skirtingi. Jo, jie iš esmės visada sakau, kad su visais softais tu gali padaryti tą patį, klausimas per kiek laiko ir kaip tu tai padarysi. Tai aš tai visada visus tos 3 softus atskiriu, jeigu reikia dideliems plotams, erdvėms, tai Lumionas šitoje vietoje laimi. Dėl to, kad visada reikia atsiminti, skirtumas yra tas, kad viską, ką jūs įkeliat Lumione, nepersiduoda SketchUp'e, bet ką įdedat SketchUp'e, persiduoda į Lumioną. Su Enscape'u ir virėjim tai yra taip, kad viską, kai įdedat Enscape, atsiranda viskas ir SketchUp'e, nes jisai yra kaip pagalbininkas, jis nėra kaip atskiras softas ir atskirai tos informacijos neišsisavo kaip Lumionas, kaip aidas, sakykime. Tai, o tarkime, jeigu toliau taip žiūrint, tai virėjus, tai mano įžvalgomis tai yra detalus labai vizualizavimo įrankis, tai yra labai puikiai tinkamas interjere, jisai turi labai daug tikrai nustatymų, kuriais negali pasigirti kiti softai. Aišku, tai toks tiems, kurie yra kur kas labiau įgudę. O Enscape'as, jisai yra toks easy to use, žmonėms, kuriems nereikia labai, sakykime, kažkokiais detalaus, norisi greitai pramokti. Tai, sakykime, kainos santykių atžvilgių tiek su Lumionu irgi, sakyčiau, čia jau išlošia, kur jeigu eksterjerui reikia greitai aplinkai susidėlioti, per daug nesinorint apkrauti. Ir aišku, lyginant su operaciniam sistemam, ko reikalaujama, tai šitoje vietoje reikia irgi įsivertinti, ar kompiuteris yra pajėgus tai daryti. Nes, kaip ir sakiau, Lumionas netgi su šita versija naujesnė, jisai vis daugiau prašo tų kompiuterio resursų, kad veiktų vis tik. Čia taip savo įžvalgomis, nežinau, kiti kolegos gal iš savo perspektyvos papildys, ką jie apie tai galvoja. Jo, iš tikrųjų viską, ką tu pasakėjai, dėl visko pritarčiau, ypač dėl resursų. Aš netgi pabandžiau padėti, pas mane buvo maksimaliai 64 GB RAM ir jisai man, didelis modelis Lumiono, bet jisai man pradėjo valgyti visus ramus, tai yra 99%. Ir aš pagalvojau, jeigu dadėsiu, galbūt man liks laisvų ir veiks gražiau modelis, bet ne, aš dadėjau dar 32 dar gigus ir jisai dar juos pasiėmė. Tai žodžiu, kiek duosi, tiek ryja. Jo, dėl to su Lumiono, kai dirbant, reikia geriau pasirinkti, kad jis nedirbtų pastojant pačios aukščiausios kokybės. Jo, ir lėjerius turbūt skirstyti. Jo, skirstyti sluoksniais taip pat, yra ten tie niuansai. Turim dar, Diana, porą klausimų po dešinę, jeigu gali pasižiūrėti. Ar SketchUp tekstūros keliauja kartu su SketchUp failu? Būtent turbūt į Lumioną kalbama yra. Jo, tai jeigu jūs įkeliat iš SketchUp, čia iš esmės yra tik 3 tekstūros iš Lumiono, uždėjau tik tais jas, visos kitos yra iš SketchUp atėjusios. Tai aišku, mes galime jas irgi koreguoti, lygiai taip pat, kaip ir kitose softuose, aš galiu įkelti papildomų nuotraukų, čia galėsiu parodyti taip laiko atlikus, kad irgi galima kiekvieną medžiagą irgi koreguoti, įsidėti tos detalesnius, ten tarkime, kad papildomas tos nuotraukėlės, kurios išskiria arba pabrėžia tam tikrus skirtumus pačiame vaizde tame medžiagos. Tai iš esmės tai jo, jeigu ne bet kokią medžiagą įdėjus, čia viską, ką čia matote, tai būtent buvo iš SketchUp'o, pavyzdžiui, lygiai taip pat šita vieta, čia SketchUp'inė medžiaga, aišku, čia kaip jinai persideda, jau čia yra pagal nuo pačios medžiagos priklauso. Bet aišku, galima užeiti ir patikrinti, kokia čia ta medžiaga vis tik yra įdėta. Ir, kaip sakiau, galiu aš čia įdėti tos papildomus, tos žemėlapius vadinamus. Bump mapai visokie, roughness mapai. Jo, papildyti juos, jeigu reikia, galiu pakoreguoti spalvą, galiu nuimti ir redaguoti. Aišku, čia netispindės pačiam SketchUp'e, bet Lumione tiesiog netispindės. Tai yra tie, kurie susideda tas būtent medžiagas visas per SketchUp'ą ir tiesiog pasikoreguoja per Lumiono, jeigu reikia. Nes šiaip Lumionas neturi tiek daug nustatymų medžiagoms, kaip tas pats virėjus, kad turi, tikrai nėra taip detalu.
Iš esmės, netgi, sakyčiau, panašus tie nustatymai, kaip ir pačiame Enscape, jie pakankamai yra tokie primityvūs. Galimai dėl to, nes pats Lumionas daug nemažai tų kokybiškų medžiagų kelia. Aišku, galima ir savo kurtis lygiai taip pat, įsidedant savo visus tos žemėlapėlius, susikuriant ir naudojant toliau. Arba naudojant Lumiono medžiagas kaip tą pagrindą. Na, tai čia truputėlį taip nutrupau, čia dar matau klausimėlį ir tada prie vaizdo įrašų tada grįžsiu. Ar verta prisidėti su interjero rendimu per Lumioną? Ne. Nu, taip atvirai, taip sakant, tikrai ne, jisai visų pirma labai ilgai interjerą renderina ir ypatingai labai daug. Man asmeniškai, kai bandžiau su visais trim, tikrai yra labai nepatogu interjerę dėlioti su Lumionu. Jisai eksterjerė viskas toks gerai patogu, jisai tos plokštumas gaudo, bet kai su vidum, ten reikia jau paplušėti, padirbėti šiek tiek, jisai turi tą su vidum niuansų. Tai, kaip ir sakiau, aš Lumioną matau kaip urbanistinį softą, kaip eksterjero softą, bet interjero, man jisai nepatogus interjerinis yra. Nes jame ir judėti šiek tiek sudėtingiau yra. Aš net vieną interjerinę nuotrauką padarysiu, ten dėl apšvietimo būtent irgi su ray tracingu, kuo skiriasi, kaip tai atrodo. Tai pasimatys, kad jisai ten kitaip tas ir šviesos šaltiniai dedami, jeigu yra kitose softuose galima net savo šviesos šaltinius įdėti, pakeisti juos šiek tiek. Tai Lumionas šitoje vietoje grįžčiau neleidžia taip jau, tai šiek tiek tas, nors nustatymų yra, bet jisai toks visiems šiek tiek ribotas jaučiasi palyginus su kitais. Jeigu... Na, tai ir į kitą klausimą turbūt atsakyti. Jo, čia prie to pačio interjero. Ką atkreipti dėmesį? Labai sunku, ten labai sunku įvardinti, į ką konkrečiai atkreipti dėmesį, nes ten, kaip čia įvardinti dabar, jeigu mes, Aš taip, nežinau, prisidėdamas, tai sakyčiau, viską reikia labai aštrinti tam interjere per Lumioną, nes jis labai plastikinis, toks gaunasi labai švelnus vaizdas, dėl to jis sudaro tą tokį nelabai realistiškumą, va tas ir duoda tokį. Taip, tai čia šiek tiek yra tas, kad Lumionas duoda to plastiko labai daug, to vaizdo, jis toks atrodo kaip ir gražus, solidus, bet jis toks kaip žaislinis labai atrodo. Tai tame yra iš tiesų tiesos, nes netgi jeigu dabar pasidaryčiau, sakykime, čia, tarkim, įsikelsiu atskirai dabar naujai, čia be jokių efektų, be nieko, jisai toks solidžiai kaip ir būtų gerai, čia aišku nieko nėra, dėl to čia taip viską greitai užkrovė, tai kaip ir būtų gerai, bet tuo pačiu jis atrodo kaip nekaip. Bet, aš tarkime galiu užsidėti kažkokią tai stylą, pavyzdžiui, galiu užsidėti tą patį dienos. Jis atrodo kaip ir geriau, bet vėlgi jis tokio duoda savo plastiškumo to jausmo. Netgi tas pačias medžiagas žiūrint, jos kaip ir geriau atrodo, bet tas interjeras, jisai su to apšvietimu pas juos labai iš tiesų sudėtingas. Tas žaidimas su apšvietimu pas juos yra labai sunkus. Viskas labai aštriai atrodo interjere, o eksterjere yra pakankamai svarbu, bet ta visuma labai gražiai susideda, tai interjere toks tada jis visas perkaupas iš karto atrodo. Čia jeigu prie to pačio su tuo interjeru, jeigu su ray tracingu, tarkim, paskui ten žaisti su apšvietimu, tai dar parodysiu, sakau, kad kiek padeda tą apšvietimą šitiek išlyginti, nes tas apšvietimas toks irgi labai jis aštrus yra, arba jisai labai stiprus, arba per silpnas, tai tas žaidimas tarp dviejų skirtingų. Tai aš dar greitai parodysiu tą vaizdo įrašą, turiu dar aš ir kitą, jeigu ką, tokį pasiruošusi, tai pirmasis yra būtent, tas su ray tracingu vaizdu, biškai čia aišku kokybė tokia silpnesnė, iškart matosi, kaip tie, stiklai, ta prasme, atrodo ir tada be ray tracingo, kaip tas vaizdas. Jisai toksai šiek tiek negyvas, nes tai ir atspalviai tokie labai oranžiniai pasidarė yra, tarpu ray tracingas, jisai, sakau, žaidžia taip pat ir su tomis neatspindinčiomis šviesos tekstūromis ir tuo pačiu su stiklai. Taip, kiek mes čia, turim laiko. Tai prie interjero jeigu ateinant toks... Taip, tai mes dar turim Diana klausimų porą, tai galim greitai pasiekti juos.
Okay. Tai vienas būtų klausimėlis, kokią programą rekomenduotumėt interjero vizualizacijom, jeigu ne Lumioną? Aš tai sakau, aš interjerui, mano išvalgymas, tiek ir kolegos dirba, ir su jų pagalba, kiek sužinojau ir išmokau, tai virėjus. Nu, Tai žinoma, vienareikšmiškai. kiek mes ir su kolega Imantu ir darėme workshopų, ir tas yra gerai, bet vienas turi gerų savybių savo vienoje vietoje, kitas turi kitoje. Tai aišku, dar čia ne faktas, kad aš esu šitoje vietoje tiesi, kad čia tik tais virėjus yra geriausias, tikrai ne. Yra tikrai žmonių, kurie sėkmingai dirba interjerę su Lumionu. Čia yra, kaip ir sakiau, nėra blogo softo, ne, ta prasme, tiesiog priklauso nuo to, kaip tu gali su visais pasiekti tą patį, Kaip tu jį išnaudosi. koks kelias iki to bus. Tai mano įžvalgomis su virėjom tas kelias yra paprastesnis ir jis yra platesnis, negu kad to pačiu, tarkime, Enscape ir Lumion. Bet jie turi pliusų kitose vietose. Tai nežinau, kiek Lukai čia atsakiau. Gal tik dar daugiau klausimų sukėliau šitoje vietoje. Keliaukim iškart dar prie vieno klausimo. Ar iš SketchUp įkeltos medžiagos tekstūra Lumione vizualizacijos generavime išsikraipo, ar yra rodomos kaip pačiam SketchUp'e? Tai aš taip įsivaizduoju, čia klausimas būtų, jeigu įsikeli SketchUp'e tam tikram mastelyje medžiagą, ar jinai identiškai atsispindi Lumione? Tai visiškai, tai leisiu tau atsakyti. Jo, jinai visiškai taip pat atsispindi, jinai niekuo neišsiskiria. Viskas, ką jūs matote, čia sakau, čia tam yra palumas, kad viskas, ką jūs matote SketchUp'e, jūs matote ir Lumione. Tai neįsikraipo tos tekstūros jos niekaip, tik tais, kaip ir sakiau, kad jeigu jūs pradeda keistis tas tekstūros Lumione, tai jos jau SketchUp'e ten kažkurioje vietoje pradeda neatsispindėti. Bet čia jau tekstūrų koregavimas prasideda tiesiog. Jo, yra toks dar... Galiu paminėti tokį kabliuką, jeigu tekstūra SketchUp'e iš vienos pusės yra uždėta vienokia, iš kitos kitokia, tai Lumionas truputį pradeda mėtytis, nelabai supranta. Ir kartais pradeda atspindėti ir kitą tekstūrą iš po apačios, tai šitus reikalus reikėtų sužiūrėti SketchUp'e. Taip. Tai čia tiesiog, kaip čia. Tai kol kas viskas būtų. Jo, tai aš, kad labai ilgai nesutrukdyti laiką ir neįsimušti. Jo, tai dėl to apšvietimo pačio, čia irgi vėlgi labiau tiem, kas nesusipažinę, labai detaliai apšvietimą neįsiu, kaip tas apšvietimas yra dedamas, kodėl vis tik mano, sakykime, asmeninis pasirinkimas tik irgi su apšvietimu. Tai apšvietimas realiai gaudo tiesiog plokštumas. Tai čia vieną tokį turiu šaltinį pasidėjus. Yra tų įvairiausių tikrai nustatymų, galima importuotis jau failiukus, anksčiau iš viso buvo negalima, tai ten labai prastai buvo su Lumiono tais apšvietimais. Dabar kur kas geriau, bet vėlgi tas, kaip ir kalbėjau su tom, tas šiek tiek vaizdavimas jis toks plastikinis atsivaizduoja dažniausiai ir nemažai reikia
lygiai taip pat buvo dar daryta nuotrauka su tuo denoiseriu, jeigu jį nuėmus, ane, čia kaip tik dariausi, kad matytųsi toks atvejis ir buvo, čia tą patį jungiau, ir buvo be. Nu, tai čia toksai vėlgi mes grįžtam prie to plastikinio, to šiek tiek interjero ir to švelnumo. Tai čia vat kaip tik buvo paimtas, kad būtų ray tracingo visos funkcijos ir be. Tai visas apšvietimas, jisai lengviau susilieja iš karto, jeigu tai yra kažkoks tamsesnis paros metas ir duoda tokio šiek tiek, truputėlį daug natūralumo ir išskiria tam tikras vietas, jos nepranyksta. Kaip jeigu mes nenaudojame ray tracing funkcijų, tai tas apšvietimas, jisai tampa toksai kaip vos neatskiras objektas, kuris ima net užstoti tam tikras vietas.